Sveikučiai! Šiandien darom kiaulienos kukuliais įdarytą kugelį su šonine. Labai įdomus variantas, kuriam paruošti, aišku, reikės bulvių, taip pat reikės mėsos kiaulienos. Aš šiuo atveju naudoju sprandinės mėsą, kurią sumalsiu, bet galima naudoti ir faršą nupirktą tiesiog jau paruoštą iš parduotuvės. Į patį tarkį dėsiu druskos ir šiek tiek džiovintų svogūnų, o patį kugelį kepsiu ant šoninės. Taip pat naudosiu druską, pipirus, česnakus granuliuotus, čili dribsnius, petražoles džiovintas ir svogūną, kurį dėsiu į mėsos faršą. Kuriu kepsninę ir kaitinu ją iki maždaug 150 laipsnių Celsijaus. Kol kaista kepsninė, pasiruošiu bulvių tarkį, tai į jį dar papildomai dedu tiek ir prieskonių, tai yra druskos, svogūnų granuliuotų ir šiek tiek aliejaus, o indą, kuriame kepsiu kugelį, iškloju šoninę. Prieš įdedant maistą kepsninė turi būti pilnai įkaitusi ir jos temperatūra stabili. Pasidarytą tarkį gerai išmaišau, kad pasiskirstytų aliejus ir prieskoniai. Pusę jo tiesiog įdedu į indą, kuris yra išklotas šoninę ploną. Ant šio sluoksnio dėsiu mėsos kukulius ir po to viską gražiai uždengsiu dar vienu sluoksniu tarkio. Labai storo to sluoksnio nereikėtų daryti, nes viduj dar bus mėsa ir viskas turi iškepti vienu metu. Tai yra ir bulvės, ir mėsa turi iškepti vienodai. Iš faršo pasidarau vidutinio dydžio kukuliukus ir juos tiesiog tolygiai paskirstau tarkyje. Gausis tokie kaip ir cepelinai, tik tai bus viskas vienam gabale, bet galima bus išsipjauti gabalą, kuriame yra tiesiog viduj mėsos kukulis. Tai tokia yra idėja. Man jį kilo prisiminus tai, kad į kugelį būna dedama ir vištiena, ir kiaulės uodegos, tai kodėlgi ne mėsos faršas. Savotiškai gaunasi kaip ir cepelinai, ir tai nėra mano pirmas bandymas, jau esu kažką panašaus daręs, bet šį kartą tiesiog sugalvojau daryti paprasčiau negu prieš tai ir turėtų gautis labai geras rezultatas. Beje, vietoj kiaulienos faršo galima naudoti ir kitokią mėsą, tai arba jautiena su kiauliena pamaišyta, arba netgi ir jautiena tiesiog. Bet man atrodo kiauliena geresnis variantas, kadangi jinai turi riebalo iš esmės ir šitam kugeliui tikrai nereikės spirgų, užteks tik tai grietinės. Kepimui taip pat dar naudoju deflektorių ir dedu indą į įkaitintą kamadą. Viso kepimo metu palaikysiu maždaug vienodą temperatūrą apie 150-160 laipsnių Celsijaus, tam, kad viskas keptų tolygiai ir neprisviltų šoninę. Pradžiai temperatūra kepsninės nukrenta įdėjus šaltą indą, bet labai greitai, kai tik tai viskas įkaista, jos temperatūra pradeda kilti. Tai reikia nepražiopsoti ir laiku pamažinti, kad būtų jinai apie 150 laipsnių. Visas kepimas užtrunka maždaug apie valandą ir kepimo metu laiks nuo laiko tiesiog apsuku dar indą kita puse, tam, kad būtų tolygesnis kepimas. Kaistant kepsniniai reikia vis mažesnio atidarymo, norint išlaikyti pastovią temperatūrą. Na ir maždaug po valandos tikrinu, ar tas jau kugelis yra iškepęs, tai tikrinu tiek tarkį, įbesdamas pagaliuką. Jeigu prie jo nebeprilimpa tarkis, reiškia, jisai jau baigia kepti, bet papildomai, kadangi yra mėsa, dar matuoju ir mėsos temperatūrą. Ji turėtų pasiekti apie 80 laipsnių Celsijaus. Nuėmus tarkį, leidžiu jam tiesiog dar pastovėti apie 20 minučių. Na ir tikrai gavosi įdomus variantas. Tarsi kugelis, bet kita vertus tai yra kaip ir cepelinai. Ta pati sudėtis iš esmės, tai yra ir mėsa, ir tarkis, ir viskas yra puikiai iškepę. Nebent šoninė galėtų būti šiek tiek mažiau prikepusi, nors jinai nėra prisvilusi, skonis tikrai yra geras. Tokį kugelį tikrai darysiu dar kartą, tai puikiai idėja, labai pasiteisino ir gana paprasta padaryti. Žmogui nemokančiam daryti cepelinų praktiškai išsipildė svajonę. Drąsiai rekomenduoju pabandyti tokį variantą, liksit maloniai nustebinti. Skanaus ir iki kito karto.